čia darbė sėdi prie kompiuterio, grįžęs namie prie kaimo. Iš pradžių tai buvo. Ir visą laiką važiavom. Gerų dalių, retų. Šiemet dar padidėjo pardavimai. Nusteikti ilgam, kantriam, juodam darbui. Reikia. Nebus. Kaip savo pasistatai tikriausiai tą pradžią, taip yra žymiai lengviau paskui eiti. Ir pėlina visi. Ir dieną naktį, kaip tu nori, kaip tu dedi. Viskas buvo užstrigę ir prasidėjo lėtai, kadangi neturėjom sandėlį vietos, viskas buvo užpildyta, reikėjo kažkur tas senas detalės padėti, persikraustyti. Tokiu atveju eidavom kraustyti, po to fotografuoti, sudėti, vėl griauti, vėl statyti, vėl kraustyti ir vėl naujas mašinas ardyti. Nu, toks nesistemingas darbas, ta prasme, gaudavas iš pat pradžių, nes nieks nežinojo, kaip elgtis su sistema. Dabar instrukcijas yra, viskas yra, anksčiau to nebuvo. Nieks negalvojo, ta prasme, nei apie vėjus, nei apie kažkokį siuntimą detalių į visą Europą, ar ten kažkur tai tolyn iš vis rytus, ar tą patį Ameriką. Nieks apie tai, man atrodo, negalvojo, tiesiog pasapnuodavo ir tiek. Bet viskas palaipsniui vystės taip, kad ir ebėjas, ir pardavimų gausa, ir tiesiog tinkamai suinvestuotos lėšos į projektą tam tikrą. Pamatėm, kad juda, tada jau 2, 3 ir 4 buvo, ir 5 buvo. Bet vat su jaunimu keičiasi, negali nusibosta jiems, pabūna 3 mėnesius, 2, nebenori, monotonija. Mes jau nusprendėm, kad dėsim, dirbsim, paskiriam žmonės ir varėm ten. Ten netgi per dieną buvo nemažiau, kai tiek ir tiek perdė detalių. Tai ir visą laiką važiavom. Tik tai, tai vėl ten nebent susirgo ten žmogus ar kažkas ten atostogos, o šiaip tai stabiliai stengiamės varyti, kaip jūs sakot, ir po šiai dienai dedam ir tai pas mus ten biškai kitokia specifika, nes perdėjimo specifika, o šiaip visą kitą tai nieko nepleidom, niekad nieko nemetėm ir nepastatėm į šoną ir nelaukiam kol kažkas. Nes mes jau dėjom į tas sistemas, dėjom ir į kitas sistemas ir čia atsirado 3 sistema, tai mums nieko, jokių ten iššūkių, tik tai pažiūrėjom, kiek galima, kiek kaip, nes tas visas dėjimas irgi mes, kaip ir buvo suvedimo skyrius, mes čia irgi sutarėm nuo detalių ir pėlina visi. Ir dieną naktį, kaip tu nori, kaip tu dedi, kiek sudėsi, tiek tavo, nes jeigu tu duotum valandinį, tai ten blogai būtų. Motyvacijos nėra jokios. Tai pradžia būna vis tiek vienas žmogus, viena planšetė, vienas stalas. Tai tikriausiai mažai kas sugebėjo padaryti iš karto 5 ar 10 tų stalų ir 10 žmonių įdarbinti tą vietą. Tai buvo 1, paskui 2, 3, 4, 5 žmonės, kurie tvarkė sandėlius, siuvinėjo dalis. Tai palaipsniui nebuvo jokio ten kažkokio proveržio. Ir, kiek sakant, kuo daugiau įdedi triūso, tuo daugiau gauni grąžos. Ir tas buvo visą laiką taip atsikartodavo. Jeigu nusistatau ir einu kažkur, tai aš suprantu, kad nei vienas pažeidimas ar laikinas kažkokia tai pabandymas neduoda rezultatų. Čia yra visą laiką ilgalaikis. Nes pirmus 5 metus šito lūžino darbo, tai buvo 5 metai investicijų, o grąžos apie jokią grąžą net nesvajojau. Tai tik tai po kokių 8 metų aš jau galėjau išeiti į nulį, džiaugiausi, kad nebereikia čia kišti pinigų. Mūsu komanda bija vairāk 7 reizes nomēri un tad nogriez. Mūsų komanda vadovaujasi patarle: 7 kartus pamatuok ir tik tada kirpk. Tai nuo pat pradžių neskubėjome, nusistatėme, kas mums svarbu. Pavyzdžiui, sandėliavimo sistema, tvarkingos lentynos, fizinis planas, kaip dalis turi judėti sandėlyje, nes jei ten netvarkinga, nerasime to, ko mums reikės. Ir tik tada, kai viską suplanavome, pradėjome intensyviai dirbti. Žinoma, nuo pat pradžių buvo iššūkių. Ir tie iššūkiai daugiausiai buvo susijęs su sritimis, apie kurias net nebuvome pagalvoję arba apie kurių egzistavimą net nežinojome.
Izaicinājumi galvenokārt bija tajos faktoros, par kuriem mēs nebijām domājuši vai nebijām pat iedomājušies. Jā. Aš galvoju, kad tos pačios dalies pateikimas gal, nes kol kas turbūt nėra jos ekosistemoje dar, kad ten įsigytų žvaigždučių kažkokių, tai kaip Autoplius ar Autogidelė, kad ten gali išsikelti ją į priekį kažkaip tai tą savo dalį, kažką ten sumokėjus, kažkaip tai ten ar tą mokestį didesnį, žinai. O platformų aš nežinau, dabar tokios nėra sistemos, o ją parduoti, tai per kainą turbūt, per dalies pateikimą, per gerų dalių, retų Passato, tai yra šimtai jų sudėta ir tai jas gal ir nebeverta ir dėti jų ardyti, žinai. Geriau tada su naujesniom mašinom, grinai jau. Bent aš pastebės tokie, sakykime, kai kažko padarėm, kai tai pakeitėme, pakyla pardavimą. Šiaip, nes nieka taip. Po poros metų maždaug, sakykime, startavimo, kai atsisėda žmonės konkrečiai fotografuoja detalių, konkrečiai sandėliuoja, tada ir prasidėjo viskas. Kitų momentų kaip ir nieks nesikeitė. Tiesiog, kuo daugiau įdedi, tuo daugiau parduodi. Kuo daugiau parduodi, tuo daugiau reikia nupirkti, kad vėl būtų ką parduoti. Dieną, naktį, darbe. Čia darbe sėdi prie kompiuterio, prie RRR, grįžęs namie prie kaimo. Iš pradžio tai buvo, dabar nieks nieko nebespėja ir tiesiog plaukiam pasroviui. Kai įsikėlėm, jau buvo įkelta virš 100 000, tada jau pasijautė, kad jau darbas vyksta, pasijautė. Šiemet dar padidėjo pardavimai. Kuo daugiau dedi, kuo daugiau ten judini, atnaujini, darai, tuo viskas, visas veiksmas vyksta. Čia kaip ir kiekvienoje platformoje, tu negali ją likimo valiai palikti. Jeigu tu sudėsi, sakykime, nėra blogesnio dalyko sudėti 5000 dalių ir 5 mėnesius pamiršti. Tai jau geriau tu dėk stabiliai, bet tu dėk ir stebėk rinką, judink tas dalis. Tai bus žymiai geriau negu, tai mes nusprendėm viską, ką turim, visų pajėgumų, protingų pajėgumų, dedam į viršų, ta prasme, kuo daugiau ir žiūrim, kas bus. Tai paskui ir pastebėjom, kad, ta prasme, kuo daugiau skaičius didėja, to pardavimų daugiau, tai kaip ir viskas. O kad ten nusibrėžim, kad būtinai ten 50 parduosim per dieną, tada šausim, tai neturėjom šampano pasiruošę tam. Pačioj pradžioj buvom nusistatę tą tokį kokybės standartą, kaip ir net ir turim tą kokybės standartą, kad sakykime, turi būti taip, kokybiškos nuotraukos, viskas tvarkingai, part numeriai, viskas, tai mums kažko dar daugiau tobulinti, nelabai, ta prasme, nelabai buvo reikalo, nes mes viską tą daugmaž buvom padarę ir išdirbę. Mes sakėm, geriau lėčiau, bet kokybiškiau darysim tą dalyką. Tai prie to pasilikom ir tą naudą tokią matom. Tikriausiai kažkur tai po 2 metų aš jau mačiau, kad su tuo pardavimais jau buvo apie ten 25%, 30%, trečdalis jau būna parduodama, jau šiandien atvažiavęs su kitais laužynais kalbėdamas, jau galėdavau pasakyti, kad aš nieko nedariau, rytą radau trečdalį pardavimų jau padarytų. Tik įsijungęs kompiuterį mes matom, kad yra ten 10-30 detalių yra parduota. Pirmi metai nebuvo daug žmonių, tai buvo vienas, paskui antras žmogus atsirado. Kaip su RR pradėjom dirbti, mes sukėlėm savo, ten turėjom 70 000 detalių. Pas mum programų jau buvo, tik tai jos buvo be nuotraukų ir be kainų. Kainos buvo, bet jos buvo ne tokios, kokios turėjo būti su visais antkainiais. Tai kai mes išsikėlėm, mūsų duomenys perkėlė į RR, sujungiam, mes jau turėjom 60 ar 70 000. Tai nebuvo jau nulis. Tik tai reikėjo užbaigti, bet tas užbaigimas, tas pats kas ir naujos detalės įkėlimas buvo. Labai aš kažkaip tikėjaus gal greitesnio proceso to pradinio. Geriau buvo statyti iš naujo, kaip sakant, iš nulio būtume pradėję, negu
pradėjom tvarkytis sandėlius, lokacijas, saugyklas ir tai buvo netaip paprasta. Es varu pateikt, ka izrāviens notiek tajos brīžos, kad tu nodrošini standarta detaļu. Galiu pasakyti, kad proveržis įvyksta tik tada, kai užtikrinamas reguliarus, stabilus dalių kėlimas. Mano patarimas kolegoms būtų toks. Būkite realistai, nusistatykite, kiek dalių per mėnesį įmanoma įkelti į platformą ir stenkitės pasiekti šios skaičiaus. Nes jei per vieną mėnesį kelsite 800 dalių, o kitą mėnesį tik 20, taip pat niekada nepasieksite norimo rezultato. Ir sunku bus susekti, kas kaltas dėl padidėjusių ar sumažėjusių pardavimų. Taigi svarbiausia yra užtikrinti pastovų keliamų dalių srautą, kad jūsų sandėlis nuolat didėtų ir atsirastų naujų skelbimų. Jebkādu, bet stabilu plūsmu, mēneša plūsmu ar detaļām, ar jaunām šeit detaļu sludinājumiem. Sustvarkyti leidimus, nuo ko pradėti pirmiausia, o paskui turbūt sunkiausias dalykas visam tam versle, tačiau utilizavimo versle, tai čia yra sunkiausias. Tai aš galvoju dabar lengviau, gal ten gauni ką prisijungimą, aš nežinau, ar kokias ten, ar kažką tai, gal ir mėginti, nusipirkai mašiną, kokią nors, gal naujesnę, ar kokią nors pats ardai ir žiūri, išardėjai, nusifotkinai, įdėjai, lauki ir žiūri, ar nupirko, ne, tai kad ir 5000, kad ir 10, turbūt po to jau gal tas apimtys, gal jau žmonių daugiau tada reikia, žinai. Tu gauni tus jau užsakymus ir viską, tai tada jau tau ir, tu vienas tada žmonės, tada jau tikrai reikalingi, nes ir pakuoti, ir vėl, jeigu nori vėl dėti, vėl ardyti, tai, tada jau reikia tą visą, tai nuo 10 gal tūkstančių, tada keičiasi visai kita darbo, žinai, struktūra, specifika. Tada jau eini į kitą levelį, kaip kitą lygį. 5 metų mašinas dėsi, ne? Tik tais. Tai ten gal to kiekio nereikėtų didelio, žinai. Kitin iš mašinos ten tų dalių 500, 400 tų dalių vienetų, bet jos kokios bus 18 metų, tai jas visas nupirks. Tau nebus kur padėti, ką išmesti. Kaip pradėti? Pradžiai reikia kažkokią tai laisvą vietą turėti, kur sandėliuosit. Pasistatot lentynas. Tada įsirengėt fotografavimo į stalus kažkokius, kad atrodytų viskas kaip ir patraukliai, sakykime, detalės, kad būtų pateiktos klientai. O visų antra ką? Daugiau fotografų, daugiau dėjėjų ir viskas važiuoja pirmin. Per 3 mėnesius įmanoma išmokti tikrai dirbti. Ne kaip robotas, bet plius minus viską, ką reikia padaryti, kaip ir turėtum žinoti jau per tokį laiką. Aišku, žmogus dirbs, ta prasme, ir pirmą savaitę, bet pilnas žinias atsiras tik tais per 2-3 mėnesius tikrai. Su ta nauja programa, sakykime, dirbant, tai pats kompiuteris atpažins, kas ten per detalį, jeigu ant tos detalės yra kažkokie tai numeriukai. O daugiau, tai belekas, manau, sugebėtų dirbti šitą darbą, tik tais norą, aišku, reikia, jeigu tu nenori, tai nieko neišmoksi. Bet jeigu tu per dieną sugebi praleisti 8 valandas prie to paties produkto, tai kaip ir žinios pačios turėtų įplaukti tą. Man atrodo, nėra skirtumų. Ar tu taip pačiai patalpoji ardys, fotografuos, viską darys, sandėliuosis, koks skirtumas. Jeigu tu viską mokysi planuoti, vis tau tenka ir... Man atrodo, daug kas visai perdirbs, kas skirtingai, ne taip, kad viskas ateina per laiko patirtį ateina. Vis tiek apmoka, kaip, sakykime, tu įpratęs dirbti, vis tiek jį stengiasi mokyti savo, kaip tu įpratęs dirbti, ne kaip jis atės, sakės, aš noriu taip dirbti, vis tiek tu moka, kaip tu jau atrodo įpratęs, tu jau taip patogu ir... Bet čia visur atėsi, belenk atrodo darbą, tu apmoka realiai. Vis tiek nėra sudėkinga, vis tiek dabar. Vis telefonas tu, vis fotografuot mok, vis ir naršyt mok. Tai tau realiai, tu sistem pamoka, apmoka kažko ir realiai daugiau tikas. Spaud fotografuoji ir kel detalės. Jeigu beli, kaip ir mes matom, dabar yra tų detalių įkeltų kitų įmonių, ar ten privačių, aš nežinau, klaidų labai pridaryta.
neteisingai įkeltų, ne taip užgadinta, pusė sumaišyta ir taip toliau. Vėjų atsidarai ir ten primaišyta detalių, matom, kad neteisingai. Tai va tas dalykas reikia labai susikontroliuoti, žiūrėti, kad būtų teisingai įkelta detalė. Reikia paprasčiausia, aš galvoju, tuos darbuotojais, nežinau, aš nelabai pasiteikiu iki galo, patikrinu viską pats. Ar teisingai sukelta, tada paleidėjau. Reikia sandėlius turėti gerus, didelius, nes greit užsipildo. Greit. Jeigu ten nori ten įsikelt 100 000, tai čia su vienu angaru net prisisuksi. Tai turėti daugiau patalpų. Kuris supranta kažkiek technikoje nesunku. Greit prasilaužia. Greit. Bet kuris nesupranta, ką nori su juo daryti, ten savaitę ir atleidė. Be šansų. Aišku, jeigu tokia yra galimybė, ten kažkur ir, sakykime, ir manau, ir Ovoko irgi važinėja, sakykime, patirties. Geriausia gyvai pasižiūrėti, nuvažiuoti, kaip tas procesas vyksta. Paskui pritaikyti savo kažkokius procesus. Ir, aišku, natūralu, jau ten nekalbu sandėlys, lokacijos, suvedėjai vadinami, šitie dalykai turi būti paruošti ir turi su jais, su tai, sakykime, ir suvedėjais, turi būti apmokyti, nes, jeigu pradės kiekvienas pagal save, tai ten turi būti žmogus, kuris supranta tą dalyką daryti ir kuris galėtų patarti, nes jeigu visi darys tie, kurie, be praktikos, tai kažkada gal bus gerai, bet ne pačioj pradžioj, kad paskui klaidų nereiktų taisyti. Susipažink su informacija visą, kas kaip daro, kas ką daro, kas galbūt ir įsirenk geriausią sprendimą iš tų visų, tavo, kaip sakyt, požiūrių, ir pradėti dirbti. O kaip tau ten, sakykime, ilgainiui, ar ten, sakykime, eigoje, vis tiek dar pasikeis daug kas. Ir kaip ir suvedimo, pavyzdžiui, tas pats procesas, tai jisai vieni daro visai, sakykime, paima detalių, įsiplauna kiti dėžę, kiti susifotografuoja 30-40 detalių, tada susikelia į kompą, tada surašo partnumeris, o kitas po vieną detalę taip daro. Tos metodikos mes tokios nenustatė. Kaip patogu žmogui, taip daro. Bet yra kiekviena, kaip sakyta, metodika turi savo pliusų, savo minusų. Kitą kartą prisifotografuotų 40 detalių, atrodo jisai greičiau ten padarys viską, bet jeigu pasimeta tarptų kažkas, tai jam reikia viską per naują perdaryti. Bet čia nuo žmogaus priklauso. Ir čia mes suvedėjų visokių turėję, kur pavyzdys suveda ten tų dalių nuo kokių 30 per dieną iki ten 100, ten kokių 20 dalių. Pagal kiekvieno sugebėjimus ir kiekvienas žmogus, savaip daro. Tai jie tą sistemą mums paskutinis rezultatas. O kaip tu ten ar po vieną dėsi, ar ten po 5, ar po 20, mums jokio skirtumo. Bet nusiteikti ilgam, kantriam, juodam darbui. Tai iš pačios pradžios reikėtų vis dėlto tos kokybės tikriausiai, kad ta kokybė, tos nuotraukos, to stalo turi atitikti, nepradėti nuo, kaip čia išeis, bet vis dėlto, kad yra tą vieną darbo vietą sukurti, paruošti jau gerą ir tikriausiai tas nuotraukas jų kokybei skirtinas. Iš pradžių tikrai tai žiūrėjau tik tai pro pirštus, dabar kuo toliau vis to suprantu, kad jau dabar aišku negrįšiu, nebepakeisiu tų nuotraukų senųjų, bet jau ateityje tas naujas nuotraukas vis dėlto fotografuosiu geresnės kokybės. Kad vis dėlto tas pradinis dalykas, kad kaip savo pasistatai tikriausiai tą pradžią, taip yra žymiai lengviau paskui eiti. Kai jeigu pasistatai žemesniam lygiai, tai kažkada paskui atsirūksta biškį. Mano manimu taip, aišku, aš dėl tos apimties savo, dėl to didelio kiekio bandžiau viską suspėti, bandžiau kuo greičiau tos sandėlius susitvarkyti, kad galėtų atsirasti saugyklos, kad kelti detalės ir nebebūtų jau problemų, kurią padėti. Bet, aišku, biškai yra meškos paslaugos. Svarīgi ir sakārtot noliktavu, svarīgi ir saprast, ar kādu sistēmu tu strādā. Svarbu pradžioje sutvarkyti sandėlį, svarbu suprasti, su kokia sistema dirbsite. Sandėlio valdymui labai patogi Ovoko sistema. Taigi verta su ją susipažinti, išbandyti
nuskenuoti dalis, jas įkelti, pamatyti, kaip dalis atrodo pačioje sistemoje. Taip detalių fizinis judėjimas taip pat labai svarbus, kaip pati detalė juda sandėlyje. Gali verta pasidomėti Lean metodologijos principais, kai judėjimą organizuojate taip, kad detalė be reikalo nekeliautų per skyrius, o tik efektyviai, greitai ir patogiai judėtų į savo vietą. Departamentiem viņi sāk no viena gala, tiek apstrādāt un tad nonāk savā galpunktā noliktavā. Tai aš galvoju, kad jeigu ten klausimą teisingai suprantu, tai tas sandėlis, tai o kur tu juos laikysi? Gali būti, kad kiti žmonės gal kaip sakai namuose, jiems nereikia įprašinti, garaže žino, kad yra, tai jie nežymi. Prie mūsų ant etikečių viskas yra pažymėta. Dalis, kokia mašina, dalies numeris, kur vieta, kokia vieta yra padėta. Viskas, mes matom tą informaciją, viskas yra čia. Atspausdini lipduką ir užklijuoji. Didžiausias, sakykime, pliusas tai sandėliavimas yra, kai tu ant detalės būtent užkabini kažkokią tai etiketę su tuo QR kodu ir tu gali su ta detalė ją lengvai parkelt, pardėti kažkur, tai būtinas ženklinimas yra sandėlė. Nes kiek žinau kolegų, tai yra kas dar sugeba dirbti be to, bet jeigu viską reikėtų perkraustyti ir persidaryti iš naujo, ten būtų dvigubas, trigubas darbas, ta prasme, nes vėl kiekvieną detalę reikėtų atsekti, kur kokia yra, ją vizualiai, ta prasme, apžiūrėjus, tik atrasti ir nunešti tam tikrą vietą. Susisandėliuoti, ta prasme, tvarkingai susigalvoti, kaip kas bus, tai tikrai reikia. Tai nebus. Mes įpratę, kad šiaip kiekvieną detalę turi savo vietą daryti, nes kad žinotum, kur jin yra. Kits atėjęs, jis matės vis tiek sandėlį, jam pasakys, kur jis paims. Bet jeigu ten, sakykime, jie neš kažkur į krūs kraun ir nieką nesandėliuoja, nesusirašo, tai kits atėjęs, tai tu nerasi. Ir pats po tavo užmirš, kur padėjai. Šiaip vis tiek sandėlį tu turi mokėti valdyti. Susidėti visko, kad žinotum, kur kas yra. Nes juk to belen kur sudėsi, po to tu nerasi, atšaukinės tu sakėms, vėl kažko, tai realiai pinigus prarandi. To jau būtum pardavęs, bet tokių neberantos detalės, tai realiai prarada pinigų. Neuždirbti nieką. Logika viską vienareikšmiškai turi būti, nes, kad ir paprasčiausias pavyzdys, jeigu tu paleisi bet ką, bet kur, tai jie atneši tą sandėliavimo dėžę, sakykime, lokaciją, tai atneši ir tokią detalę, atneši ir tokią, ir ta tokią sugadins. Ta prasme, turi būti sunkios detalės, lengvos, plastikai, gali susidaužyti, apsibraižyti, žibintus nedėsi į kažkokį variklio laikiklių dėžę. Bet jeigu tu paleisi tą dalyką ir jie patys spręs, yra sunkiausia suvedėjų, žinot, kas yra? Lokacijos yra sunkiausia. Dalys, pavadinimai, sakykime, atpažinti, bet tu dalis gali dar atpažinti pagal Google. Suvedė numerį, alternate, gerai, viskas aišku. Bet lokacijas išmokti, tu turi žinoti, jeigu tu paleisi, kad jam, sakykime, dėk, kur tu nori, tai tau taip pridės tu rasi žibintą vieną ten, kitą po varikliu, kitą dar. Turi būti vis tiek logika, kur kas stovi, grupės, lokacijos, nes bus chaosas ir bus tikrai baisu. Svarbiausiai, kuo daugiau savo reikalavimų išstatyti iš tos programos, kuo daugiau gauti, kuo tiksliau, kad viskas būtų. Nepraleisti tenai pro pirštus kažko, tai man dabar nereikia. Dabar nereikia, šiandien nereikia, bet už 2 metų, kai išardysi dar ten kelius šimtus mašinų, tai tada jau reikės, bet tada reikės grįžti atgal ir vėl tas ką prieš 2 metus nepasidarė arba ką praleidai pro pirštus, darysi iš naujo. Tas darimas iš naujo, tai bus antras mokėjimas pinigų, tai dvigubai kainuos. Tai geriau šiandien gal biškį mažiau pasidaryti, bet pasidaryti teisingai. Nes ta sandėliavimo logika yra labai būtina. Vienalga, vai tu esi jau šajā sfērā ar automašīnas uzbūvu pazīstams? Nesvarbu, esate naujokas ar ne, privalote nuspręsti, su kokiomis dalimis ketinate dirbti. Su didelėmis, mažomis, nestandartinėmis ir panašiai. Tada jau galite pradėti galvoti, kaip jas sandėliuosite. Turite planuoti protingai, viską apgalvodami iš anksto, kad po 1 mėnesio jums nepritrūktų vietos. Internete yra daug informacijos.
Kaip atrodo detalių sandėliai. Taip pat galite pabandyti įsivertinti, kokios būtų apytikslės apimtis. Kaip jau minėjau, nesvarbu, su kokia sistema dirbate, pirmiausia turi būti aiškus planas, nuo tada atitinkamai pradėti naudoti sistemą. Tā ir ļoti daudz, kā izskatās detaļu noliktavas, līdz ar to var saprast arī, kādi tie aptuveni apjomi.